Sveikos mielosios! Šis video yra unikalus ne tik jum, tačiau ir man, todėl kad aš pirmą kartą darysiu makiažą su į Lietuvą pagaliau atkeliavusią Smashbox kosmetika. Ir pradėsime nuo makiažo bazės, kitaip vadinamo primerio, ir čia aš turiu Photo Finish. Taigi šis primeris ant dėžutės rašoma, kad yra skirtas riebiai odai, jis yra matifikuojantis, taip pat išlyginantis poras. Tai jeigu jūs turite sausą odą, tačiau ji nėra dehidratuota, siūlau jį naudoti tik tai T zonoje, kad neišsausintų visų kitų vietų. Na ir šiaip tiesiog atkreipkite dėmesį į savo veidą, kuriuose vietose jūs matot švytėjimą tokį natūralų blizgesiuką, tose vietose ir uždėkite šios bazės. Beje, kuo dar ypatingas ši makiažo bazė, tai tuo, kad galima ją naudoti taip pat ir ant jau atlikto makiažo. Tiesiog labai nedidelį kiekį ant piršto galite patapšnoti tam, kad išlaikyti matiškumą visos dienos, viso vakaro metu. Taigi, keliauju prie proceso, išspaudžiu nedidelį kiekį produkto savo ant rankos ir tiesiog pirštais įmasažuoju į tas vietas, kuriuose yra porų ir kurios daugiausiai riebaluojasi. Ir atkreipkite dėmesį, kad su visais iš tiesų primeriais reikėtų nepadauginti, kad jie nepradėtų rutuliotis ir iš tikrųjų kaip ir su visa kosmetika, mažiau yra daugiau. Na va, ir keliauju prie makiažo pagrindo, tai yra Studio Skin kreminė pudra ir ant dėžutės yra parašyta, kad ji yra nuo vidutinio iki stipraus maskavimo, taip pat, kad yra vandeniui, ne vandeniui atspari, bet atlaikanti drėgmę, reiškia, jūs galite pasidažius sportuoti, ko tikrai nerekomenduoju nei vienai daryti, sporto salė yra visai ne tam, bet nenukrypkim nuo temos. Taigi, žodžiu, šis makiažo pagrindas sako, kad turėtų labai gerai laikytis. Tai keli išspaudimai ant rankos ir imsiu sudrėkintą Real Techniques kempinėlę ir bandysiu dengti su jie tiesiog greitai ir paprastai. Suksniuojasi jį iš tikrųjų gražiai ir galiu pasakyti, kad man labai patinka. Na, o dabar imuosi concealerio ir tai yra Studio Skin 24-Hour Waterproof Concealer, kas ant jo įpakavimo parašyta, tai taip pat, kad jis yra, tiksliau ne taip pat, o jis yra jau vandeniui atsparus ir, žodžiu, atlaiko visą parą. Tačiau visą parą tikrai neturėtumėt būti su makiažu ir būtinai jį nusivalyti prieš einant miegoti. Tai dedu concealerio į visas tas vietas, kuriuose ir įprastai reikia ir išsklaidau jį kempinėle. Na, kol kas maskuoklis atrodo neblogai, tačiau su visais maskuokliais įsitikinti reikia po laiko, bet kol kas tikrai jisai mano lūkestį patenkino. Galbūt turėčiau paminėti, kad sklaidosi jisai nelabai lengvai, truputėlį reikia daugiau padirbėti, tai atkreipkite dėmesį ir sklaidykite iš karto, nelaukit, kol jisai padžius. Na, o toliau keliauju prie, manau, tikrai būsimo best-selling produkto. Tai yra kontūravimo paletė. Čia yra šviesi pudrytė pašviesinti visas vietas, kurias mums reikia pašviesinti veide, kontūravimo spalva ir bronzantas. Tai iš tiesų labai visoje pakuotėje yra patogi knygutė, kur pagal savo veido formą galite atsirinkti, koks veido modeliavimas yra jums tinkamas. Netgi ant veidrodėlio yra parodyta, kaip tai daryti. Ir beje, šioje pakuotėje taip pat yra ir šepetėlis, su kuriuo drąsiai galite tai atlikti. Tai iš pradžių keliauju prie šviesiausių vietų, o paskui pakontūruosiu ir galiausiai uždėsiu bronzanto.
Na, šis šepetėlis tikrai nėra pats tobuliausias, tačiau pašviesinimą ir patį kontūravimą puikiai galite atlikti su juo, ypatingai dėl to, kad jis yra mažiukas ir tiks bet kokioj kelionį ir turėti su savimi. Tačiau jau bronzantoje aš imu didesnį šepetėlį, nes bronzinė pudra gražiausiai skirstosi su dideliu šepetėliu. Tai turbūt jau nebekartosiu tų vietų, kur reikia dėti bronzantą, tiesiog jį uždėsiu. Ir kągi, pagaliau keliauju prie puikiosios šešėlių paletės, kuri vadinasi Full Exposure. Štai taip jie atrodo ir atidarius matote, kad yra tikrai puikios, žemiškos, tiek dieniniam, tiek vakariniam tinkančios spalvos ir iš šitų spalvų taip pat galite paryškinti ir antakius, ką aš dabar greitai ir padarysiu. Tiesiog imu kirstą šepetėlį ir sutvarkau antakius. O dabar keliauju prie pagrindinio šio video akcento ir tai yra akių makiažas. O jam pasirinkau tikrai visom girdėtą makiažo techniką, tačiau vis dar keliančią klausimų ir tai yra Classic Lift. Taigi, šioje pakuotėje buvo štai toks šepetėlis ir jo pilnai užteks mums atlikti šią makiažą, o pradėsime viską nuo štai šios šviesios spalvos ir ją padengsime visą voką. Iki pat antakio. Toliau keliauju prie šalia esančios tokios šviesiai rusvos spalvos ir ją dedu į akies linkį. Būtinai gerai išsklaidę. Ir dabar prieiname prie tos dalies, tai kurgi turi atsirasti tas pats tamsiausias kampas. Taigi, šita vieta iš tiesų labai panašiai atrodo kaip ir lainerio nustatymo vieta. Tai tiesiog nuo nosies krašto į antakį, štai čia turėtumėt įsivaizduoti liniją ir iš apačios tamsia spalva braukti štai taip ir tada šiek tiek užkelt kamputį bei nuleisti prie blakstienų linijos. To viską imu ir rodau, mirkau juodą šešėlį ir brėžiu nuo apačios į viršų ir šiek tiek užlenkiu. Ir ryškiname tol, kol išgausime pakankamai juodą efektą. Taigi, pakartojus tai ir ant kitos akies, aš einu prie pereinamosios spalvos ir tai turi būti pakankamai tamsi, tačiau jau šviesesnė negu juoda spalva ir jūs ją galite rinktis tikrai derinant prie savo nuotaikos, norų, aprangos ir panašiai. Taigi, aš šį kartą rinksiuos prie savo aprangos štai šią pilką spalvą ir ją dedu aplink visas tas vietas, kur yra juoda spalva ir į viršų, ir į vidų, ir taip pat į išorę ir einu čia artyn kampučio, vidinio akies kampučio. Kadangi ta blizgi spalva iš tiesų nesidengia ir nesisklaidė taip gerai, tai paėmiau dar truputėlį šios pilkos šalia juodos esančios ir viską prasklaidžiau. O dabar keliauju prie virš šviesiausios spalvos esančios spindinčios ir pasidengiu akies pradžią. Toliau grįžtu prie tos spalvos, su kuria mes pagilinome akies linkį ir pamodeliuoju virš tos tamsios spalvos, kad viskas išeitų į natūralią kūno spalvą. Kągi, iš visų pusių suliejus tamsesnės spalvas su ta smėline, belieka paskutinis dalykas, tai kirstu plonu šepetėliu, pamirkiusi juodą šešėlį, paryškinti visur prie viršutinės blakstienų linijos ir padažyti tušu. Tokios akys. Ir kągi, bendra apžvalga apie mano įspūdžius su Smashbox. Tai iš tiesų primeris ir skysta pudra yra tobuli. Maskuoklis taip pat man patiko. Na, o šešėliai, jie yra gerai pigmentuoti, jie tikrai nelabai byra ir iš tiesų yra
puikus matiniai, tačiau blizgios spalvos šiek tiek sunkiau dengiasi ir slaidosi. Na, bet žinot, tobulų dalykų nebūna niekur, gal iš tiesų reikėtų panaudoti tiesiog kokybiškesnį šepetėlį negu tas, kuris yra viduje, o aš norėjau atlikti makiažą būtent tik tai su juo. Na ir bendrai tariant, galiu tikrai pasakyti, kad ši kosmetika yra verta ne tik išbandymo, bet manau, jūs ją pamilsite taip, kaip ir aš pamilau.